Sveiki gerbimieji, seniai jau nebuvo rašomos video, bet dabar noriu rašyti vieną video, noriu truputį pabendrauti apie šilumos siurblius oras vanduo ir įspėti tos klientus savo būsimus, esamus ir savo klientus ir kas pirks pas kitus pardavėjus dėl to, kad oras vanduo šilumos siurbliai šiuo metu padidėjus ant jų paklausa, daug žmonių nori įsigyti ir trūksta tų šilumos siurblių. Iš tikrųjų Lietuvoje sandėliuose ir dabar vežami, ta prasme atvažiuos kai kurie jau kitą savaitę, kai kurie po 2 savaičių atvažiuos šilumos siurbliai, bet jų kiekis irgi, kaip sakoma, nėra labai įspūdingai didelis. Dėl to tiems klientams, kurie nori kažkur tai kovo vidurį, kovo pabaigoje, balandžio pradžioj įrengti, įsigyti šilumos siurblius oras vanduo tipo, tai aš labai siūlyčiau dabar pradėti rūpintis tom, pradėti dabar ieškoti, iš kur nupirksit, žiūrėti kokios kainos ir rezervuoti tos šilumos siurblius. Kadangi būna taip, toks atvejas, kadangi, sakysim, atvyksta kažkokiu ten labai populiarius, ten yra 7-8 kW, 10 kW šilumos siurbliai, jie atvažiuoja, bet ten, sakysim, atvažiuoja kažkoks kiekis ten, grubiai sakant, 50-100 vienetų ir jų jau rezervas yra pusė rezervuoti, net daugiau. Ta prasme, jau žmonės laukia, klientai iškart, kada atvyksta šilumos siurbliai, iškart jie keliauja pas savo klientus ir, kaip sakoma, sandėliai jų jau nebus. Tai kad labai tokie patarimas labai, kad jums, kaip sakoma, nebūtų staigmena, kad jūs, sakysim, ten susitarė su meistru, kad po savaitės jis jau galės sumontuoti pas jūs, o po to sužinosit, kad būtent to šilumos siurblio, kuris norit, sandėly nėra ir atvyks tik už mėnesį. Tai kad nebūtų tokia jums staigmena, prašau jums iš anksto tada pradėti rūpintis tom dalykam, planuoti pirkimą, rezervuoti tą šilumos siurbliai. Dabar kalba eina ne apie pačius brangiausius šilumos siurblius premium klasę, o būtent biudžetinį variantą. Biudžetinį variantą čia yra labai populiarūs Midea, Nordis, Gry, Auxas šilumos siurbliai, kaip ir monoblokai, taip ir split sistemos. Tai kad dar kartą, kaip minėjau, kreipkitės, mes iškosim, kaip sakoma, stengsimės rezervuoti tos šilumos siurblius, kad jūs gautų ko jų greičiau, bet reikia tom tikrai dabar pasirūpinti, dabar pradėti apie tai galvoti. Kai kurie komentarai man rašo, kad neatvažiuoja, nėra šilumos siurblius, kadangi jo neužpirka, kaip sakoma, atstovai, dėl to, kad nėra pardavimų visiškai. Čia visiškas brėdas, žinokit, pardavimai tikrai vyksta ir paklausa yra, paprasčiausiai neatvažiuoja dėl to, kad sudėtinga dabar logistika, dėl to husitų visokio apšaudinimo, visą kitą, dabar reikia plaukti aplinkui Afrikos visos, dėl to, kaip sakoma, pailgėja ta logistika, tos laikas pristatinimo pailgėja. Ir tikrai yra didelė paklausa, kadangi vis tiek ta žalia kryptis eina, žmonės nori komforto, jau daugelį atsibodo, kaip sakoma, kūrenti su malkom, su anglim, su dar kažkokiam tam granulais, kurie reikia sandėlioti, vežti, užsakinėti, krauti, žodžiu, valyti tos katilus, žodžiu, daug visokių niuansų, žmonės dabar jau priprato prie gero komforto, nori jaustis komfortiškai, nori jaustis šiuolaikiškai ir dėl to, kad tikrai paklausa jų yra, aš manau, ta paklausa bus, kadangi Lietuvoje iš tikrųjų labai daug dar senų pastatų, senų namų, kurie dar, kaip sakoma, nerenovuoti, kurie buvo pastatyti prieš 50-70 metų, kur dar yra ir krosnis, kur yra dar seniai katilai, kurie ant malko, ant anglių, ir viskas tai keisis. Ir viskas tai keisis, dėl to paklausa tikrai yra, tikrai paklausa bus ir tos nesąmonės, kai kurie kada rašo komentaruose, kad viskas sustoja, Lietuvoje krizės yra, niekam nieko nereikia, niekas nepirščia, grina nesąmonė, grina dezinformacija, galėsiu taip jums pasakyti. Dėl ko? Dėl to, kad tikrai žmonės nori komfortiškai visą pirmą gyventi, visą antrą labai daug, čia, kaip sakoma, nepaslaptis, čia mūsų bankai deklaruoja, kad labai daug žmonių turi indėlius, įmonės žmonių turi didelės indėlės, pinigai laikomi sąskaitose bankuose, bet visi mes žinom, kad
Tai nelabai geras sprendimas, kadangi dabar tokia geopolitinė situacija labai tokia sudėtinga visam pasaulyje, dėl to, kad pinigai gali būti kažkokios devalvacijos, pinigų kainų šuolis, augimas, pabrangimai, dėl to, kad jūsų pinigai labai rizikuoja nuvertėti ir dėl to žmonės, kurie labai rūpinasi tom, kad jų pinigai nenuvertėtų, jie investuoja visą pirmą ir vienas iš tų investicijos pusė yra nekilnojamosios turtas, tenai perka žemę, žemės sklypus, renovuoja savo namus, stato naujus namus, kadangi vis tiek nekilnojamosios turtas Lietuvoje praktiškai auga, aišku, buvo tokių nuosmukių kažkokie ekonominiai, kur nukrinta, bet jeigu žmonės investuoja nekilnojamojo turto, ten ne taip, kad šiandien aš pastačiau, rytoj parduosiu, labai daug uždirbsiu, bet sakysim, investuoja savo pinigus, po kokį, tegul koks nuosmukis bus, tegul būna kažkokia stagnacija, bet praėjęs kokie 3-4 metai viskas atsistoja ir kainos vėl, ta prasme, su tais eurais ar doleriais ar dar kažkokia valiuta eina viršų. Ir tikrai, ta prasme, nekilnojamosios turtas, jeigu ten geras naujos statybos namas, gera vieta, tikrai jūs parduosit už gerą kainą, ne dabar, ne rytoj, poryt, ir jūs uždirbsit už tai. Dėl to, kad žmonės nelabai nori prarasti ir investuoja, renovuoja savo namus, stato kitus naujus namus, perka kažkokius naujus būtus, dėl to, kad nori, kaip sakoma, kad jų pinigai nenuvertėtų. Ir jie ta prasme, išlaikytų savo piniginę jau pirkamoji galia. Kai kurie dar bus skeptikai, aišku, dabar parašys, kad kokie nekilnojamosios turtas, kokie, kaip sakoma, namai, kadangi ateis rusai, tai užpuls mus po Ukrainos, ateis į Baltijos šalis. Čia irgi tokie, kaip sakoma, žmonės, kurie tik blogesnį pusę, bet iš tikrųjų situacija rodo visiškai kitokia, situacija rodo visiškai kitaip, kadangi mes matom, kad rusai buvo labai daug mitų apie to galingą Rusijos armiją, kurie ten pirmą ar antrą pasaulį, po Jungtinių Amerikos antrą pasaulinę armiją, bet mes matom, kad ta armija tikrai, kaip sakoma, nesugebėjo ne taip, kad užimti Ukrainą per 3 dienas, bet ir dabar Putinas labai prašo Trumpą, įsiūlo jam ten visokius, ten ir atiduos Arktiką, ten ir visokius išteklius atiduos Rusijos, atims nuo oligarchų, atiduos Trumpo į jo kompanijom amerikonų, kad tik ištrauktų garbingai jo ištrauktų Putiną iš to karo, kadangi įlydo į tą, kaip sakoma, tokią balą, neapskaičiuodamas savo pajėgų, savo resursus. Tai kad mes matom, kad čia tokia Putino galia, Rusijos galia čia yra tik mitas. Ir tai, kad mes praradom savo Lietuvos valstybę, savo nepriklausomybę prie bolševikų, mes praradom dėl to, kad pasirodo mūsų valdžia bailiais, kad pabėgo Smetona ir kad mes priėmėm kapituliaciją prieš bolševikus, prieš rusus, kapituliavom ir dėl to Lietuvos valstybė prarado savo suverenitetą. Ir apie taip šneka ir Suomiai, jie sako apie tai, kad mes kariavom savo suverenitetą, mes išlikom, Suomijos valstybė išliko, nepasidavė bolševikams, o Lietuvos labai gėdingai pasidavė, dėl to prarado savo nepriklausomybę, buvo okupuota labai ilgai laikotarpį. Tai kad jeigu mes nebūsim bailiais ir dabar, jeigu mes atstovausim, nepasiduosim, nekapituliuosim, parodysim, kad Lietuva mums labai yra svarbi, mes norim gyventi laisvoj šaly, turėti nepriklausomybę, būti laisvi, o ne diktatūrai Putino, o ne būti kaip chalopai, kurie nieko nereiškia. Tai kad niekas neužims, niekas nepaims. Čia yra visiškas mitas. Jo. Kaip nepaėmė Ukrainą, tai nepaims ir Baltijos šalis. Jeigu mes dar susivienysim su tokiam šalim kaip Suomija, Lenkija, Švedija, Rumunija, Ukraina, tai tikrai mums nieko negrėsia ir net be tokių didžiausių ekonomikos šalių kaip Vokietija, Prancūzija, Italija. Tai kad mes turim tikrai perspektyvą labai didelį, labai aiški.
ir nekilnojamosios turtas mūsų augs ir, kaip sakom, viskas bus gerai, bet aišku, gali būti ekonominis nuosmukis, kuris padarys devalvaciją, kadangi Amerikoje situacija nelabai gera. Mes matom, kad Trumpas pradeda ten renovacijos visokios, čia mes sutaupysim, čia mes paimsim, čia mes visą kitą, čia būna nino gero gyvenimo tikrai. Tikrai gero gyvenimo dabar kirpa visos finansavimas, dėl to kerpa jie viską, kur tik galima, tikrina, kiek ten aukso pas jų dar liko. Čia ne iš gero gyvenimo, tegul ten rašo, kad čia viskas ekonomika augo, viskas bus gražiai, gerai, bet čia tikrai ne nuo gero gyvenimo vyksta tokie dalykai ir kad su Rusija pradeda jau šnekėtis, kad mes jau draugai, kadangi žino, kad Rusija dar turi ne visus, kai sakoma, ne visus resursus savo jie išgabeno, pardavė, tai kad galima dar pasipilnyti, dėl to aš manau Trumpą labai traukė Putinas Rusiją, dėl to, kad Putinas gali padovanoti Trumpo kompanijom daug savo išteklių arba pažadėti. Tai ir Amerikoje tikrai nėra labai gera situacija, čia yra faktas. Ir dabar Trumpas bando padaryti taip, kaip padarė Hitleris, prieis prie valdžios savo populistiniam lozungam, kad mes padarysim Vokietija labai didelė, bet iš tikrųjų pradėjo nuo fašizmo. Ir taip pat mes matom irgi toks panašumas Amerikoje, Amerikos valstijai, kad po tų lozungų, kad mes padarysim Ameriką stipresnį, didesnį, eina fašistiniai, to visokios tokios niuansai, kada pradeda kirpti visus, sako, išsičiaupti, visi turi šlovę sakyti Trumpui, kokius didžiusis karalius, kokius jis didvyris. Tai tikrai nėra į geresnę pusę, bet iš mano pusės tai daug labai panašu į kas dar gyvena prie Sovietų Sąjungos 80-ieji metai pabaigoje, kada Rusija irgi, Sovietų Sąjungoje, atsiprašau, ne Rusija, pradėjo perestroikos, atėjo Gorbačiovas ir mes matom, prie ko čia privedė, kadangi jau, kaip sakoma, politbiuro matė, kad jau Sovietų Sąjungoje mažai liko gyventi ir norėjo kažkokiu ten kitais būdais dar išlaikyti tą Sovietų Sąjungą valdžią. Pastatė Gorbačiovą, kuris bandė kažką tai pakeisti, bet mes matom, kad nieko tai nepadėjo. Tas burbulas čia didvyrys, kaip sakoma, pati didžiausia ten šalis sugriuvė sąjungą tą ir gali būti to laikyti ir Amerikoje, aišku, gal Amerika nesugrius, bet vis tiek kažkokie pokyčiai gali būti, ne į geresnį pusę. Dėl to pinigus geriausia doleriai, eurai, nes tai būtų jeigu kris doleris, gali gauti smūgis ir gaus smūgis ir euras. Tai kad nes euras vis tiek, kaip ten išnekėtų mūsų politikai, kad mes atskiriai viską darysim, bet dabar kol kas ekonomika yra surišta su Amerika. Fondo biržai irgi surišti ir doleris irgi yra surištas su euro. Tai kad taip, kad nenuvertėtų pinigai, iš tikrųjų dabar verta pagalvoti apie investicijos, viena iš investicijų. Čia nekilnojamojo turto savo įsigijimas, renovacija, pagerinimas. Taip, kaip sakoma, mes neprarasim savo pinigus, kadangi nekilnojamasis turtas, kaip minėjau, gali kažkiek nukristi per kažkokią ekonominį situaciją, bet po to vis tiek atsigavimas bus ir šitie, kaip sakoma, visas turtas eis į viršų, kainos auks. O pinigai, jeigu nuvertės, tai jau niekas nepadės, kaip sakoma, tiem pinigam. Jie nuvertės ir žmonės, kurie laikys tik pinigus, jie praras. Tai kad linkiu ir toliau, kaip sakoma, investuoti į savo būstą, investuoti į savo komfortą, ir tikėtis, kad viskas tikrai bus gerai. Lietuva turi labai gerą perspektyvą augti ir stiprėti ir būti turtingesnė. Nepaisant to, kad pas mus tokie yra kaimynai, bet mūsų vienybė tikrai yra stipresnė. Tai kad visiems linkiu stiprybės, linkiu investuoti savo nekilnojamosios turtas, gerinti savo gyvenimo kokybę, savo komfortas. Įsigyti pas mus nekilnojamosios turtas, įsigyti pas mus šilumos siurblius ir kondicionierius, rekuperatoriai, bendradarbiauti su mumis, kreipkitės pas mus, mes pasiūlysim gerą kainą, pasiūlysim geros sąlygos,
gerą aptarnavimą ir iki sekančią kartą sėkmės visiems, geros dienos, iki.